Tai sveiki dar kartą. Žinau, kad šitas rautas aną kartą matė įrašą, šį kartą paskaita bus gyvai per nuotolį. Tai kaip ir dėstytojas Tomas minėjo, paskaita bus truputėlį kitokia. Ta prasme, kad jinai bus daugiau demonstracija, o ne pristatymas skaidrių pagrindų. Mes pabandysim, pažiūrėsim, kaip atrodo įrankiai, kuriuos jūs galėtumėt naudoti laboratoriniu metu. Be abejo, šio modulio visa esmė yra tikriausiai tokia, kad įrankius pačius ir technologijas jūs galite rinktis, mes galim jums rekomenduoti. Tai yra keletą įrankių, kuriuos mes rekomenduojame, tai aš juos ir parodysiu. Iš to, ką rodysiu, net ne viskas yra rekomenduojama, tiesiog tai yra pavyzdžiai. Tai tiesiog pabandysim pasižiūrėti, kaip mes tą jūsų skramo procesą per šį semestrą, per laboratorinius darbus, kokius įrankius galim naudoti tam, kad kai kurios ceremonijos būtų paprastesnės, informatyvesnės ir netgi efektyvesnės. Tai pradėsime nuo to, kad aš su jumis pasidalinsiu nuorodą ir paprašysiu jūsų prisijungti prie Miro bordo. O Miro tai yra įrankis, kuris yra skirtas komandų bendradarbiavimui. Šiaip jos Miro naudoja didesnės kompanijos, ypatingai tos, kurios neturi galimybę, sakykime, visų susitikimų, visų apsitarimų daryti gyvai. Tai mums yra atsiradusi galimybė tiesiog naudoti tokius kitokius įrankius, ar ne, kurie mums leidžia susijungti visiems kaip komandai ir susidėlioti tam tikrus žingsnius, kuriuos mes norėsim atlikti, dėl kurių mes norim padaryti tam tikrus susitarimus. Tai prisijungti jūs dabar turėtumėt galėti, bet negalėsit nieko kol kas daryti. Bent jau taip turėtų būti, kad jūs neturėtumėt nieko galėti daryti. Taip, tai aš palauksiu, kol prisijungsite. Per visą mūsų paskaitą bus keletą vietų, kurias paprašysiu jūsų kažką padaryti. Galbūt pabalsuoti, galbūt pabandyti įvertinti užduoti story pointais, ar ne? Tai tiesiog bus tokių aktyvių vietų, kur nebūtina visiems šokti ir viską daryti, bet bent keletą žmonių, jeigu galėtų man padėti pravesti demonstraciją, tai būtų labai smagu. Tai čia tokie susitarimai mūsų. Ir vienas labai didelis prašymas, jeigu turite klausimų, galbūt susidūrėt su tam tikrom problemom, kad ir, nežinau, dėliojant Jiros backlogą arba nežinot nuo ko pradėti ir ne visai aišku pagal tai, ką aš rodau, tai stabdykit ir klauskit, šita paskaita yra jum, jos tikslas yra parodyti įrankius, kad jūs būtumėt su jais bent kažkiek susipažinę, kai pradėsite savo pirmąjį laboratorinį darbą. Ir po to vėlesnius be abejo tęsite. Tai pradėsiu nuo prezentacijos. Matot, Miro ne vien tik tai lenta, ar ne, aš čia galiu daryti ir prezentacijas, kas tikrai labai praverčia, nes nereikia naudoti 16 skirtingų platformų tam, kad pristatyčiau tai, ką noriu parodyti. Šitą skaidrę rodžiau jau kelis kartus ir praėjusiai paskaitoje. Tai dabar, kur mūsų yra akcentas, tai yra šitie mūsų lapukai, kurie yra čia matot sudėlioti. Tai ką mes šiandien pabandysim praseiti ir ką pabandysim pasižiūrėti, ar ne? Tai atsimenat, projekto inicijavimo fazėje mes turim kažkokiais tai būdais sugalvoti, kaip susidėlioti mūsų produkto backlogą. Tai aš jums ir parodysiu, kaip tai atrodo, idėjų fazė, kokias įrankius galima naudoti, o tam gali būti ir Jiro, ir Trello, ir GitHubas, ir Miro, ir Teams whiteboardas, Zoomas whiteboardus, tos pačius turi. Tai yra įrankiai, kurie leidžia
mums kažką pabandyti. Visko faktas nerodysiu. Šitam etapui jums parodysiu, kaip tai galima būtų padaryti su Miro ir kartu parodysiu, kaip gyvai atrodo story mappingo pratimas. Tai tiesiog pasižiūrėsim, kaip tai galėtų atrodyti. Toliau sekantis etapas, ar ne, mes jau ateinam į mūsų refinementą, mes ateinam į mūsų planavimą, tai tokiu atveju čia jau mes prieisim prie kitų įrankių, tai yra ta pati Jira ir jos alternatyvos. Jira yra jums rekomenduojamas įrankis projekto valdymui. Jūs galite rinktis ir kažką kitą, sakykim, tą patį Trello. Tiesiog atkreipkite dėmesį į tai, kad dėstytojai jūsų prašys parodyti tam tikrus raportus. Tai pavyzdžiui, burn down grafiką, ar ne, burn up grafiką, kai kurie gali paprašyti parodyti. Gali dėstytojai paprašyti parodyti jūsų komandos velocity ir capacity, kaip jūs apsiskaičiuojat ir kaip jūs dėliojat, ar ne? Tai pasižiūrėkit, kad įrankiai, kuriuos jūs pasimtum, turėtų šituos dalykus, kitaip jums teks tą daryti Excel'yje ar dar kažkur tai. Tai tiesiog, kam piešti tai, ką jums gali įrankis už jūs sugeneruoti, ar ne? Toliau planavimo įrankius irgi pasižiūrėsim vieną, konkrečiai tai yra Scrum Poker Online, yra alternatyvų be proto, galima pasižiūrėti rinkoje, tiesiog paieškoti Planning Poker ir rasit panašių įrankių, kurie jums galbūt labiau patiks, negu kad tą, kurį aš rodysiu. Aš rodau tiesiog vieną kurį nors, jį mes naudojam ir mūsų kompanijoje planavimo metu. Toliau ateinam į stand-upą ir į mūsų patį sprintą. Tai čia mūsų vėl pagrindinis įrankis tai yra Jiros boardas. Paprasta lenta su lipniais lapeliais gali būti bet kas iš alternatyvių Jiros įrankių. Trello puikiausiai tinka, GitHubas irgi taip pat turi savo valdymo įrankį. Dar įvairiausių įrankių yra tikrai daugiau rinkoje, negu kad galiu jums išvardinti, bet kaip ir minėjau, aš jums parodysiu, kaip atrodo Jira ir kaip Jiroje susikonfigūruoti. Pagal tą pačią idėją jūs net nebejoju, kad rastumėte, kaip tą padaryti ir kažkur kitur. Todėl nebijokit, jeigu kažkas iš jūsų galbūt dirba arba yra tekę turėti praktiką kokioje nors įmonėje ir jums kitoks įrankis yra pažįstamas, tikrai galite jį naudoti. Tik tai žinokit taip, kad dėstytojai galbūt gali ne į visus klausimus atsakyti, kas yra susiję konkrečiai su įrankiu. Jira mes pažįstam labiau, nes tai yra bet kokiu atveju rinkos lyderis. Taigi, sprintas Jira. Toliau mes ateinam į sprinto pabaigą ir atsiranda retrospektyva ir demonstracija. Tai retrospektyvai, ką aš jums parodysiu, kaip tai galėtų atrodyti Miro, žaismingai, kaip taip pat atsidarysim tokį įrankį kaip parabol.co, kas irgi yra pakankamai plačiai rinkoje naudojamas įrankis. Paprastas, nieko sudėtingo ten nėra, nes ir pats procesas nėra sudėtingas, bet jisai reikalauja kūrybiškumo, žiūrint iš tos perspektyvos, kad reikia kažkaip paskatinti žmones kalbėti, nes retrospektyva, kuomet visi tylim, jinai niekam yra nereikalinga, tai yra tiesiog laiko praleidimo būdas. Tai parodysiu Miro, parodysiu, kaip atrodo parabolė ir papildomai galit pasižiūrėti ir tikrai net nebejoju, kad yra pažįstančių ir girdėję tokių pavadinimų kaip Metro Retro, Easy Retro ir panašių įrankių. Tikrai retrospektyvom yra pakankamai daug. Jeigu nenorit nieko naudoti, jums puikiausiai tinka ir tiesiog, nežinau, Excelis arba, siūlau Excelį, nes ataskaitas reikės daryti, bet galit lygiai taip pat sėkmingai klijuoti lapelius, nors ir ant sienos. Kas yra svarbu, tai papasakosiu pačioje retrospektyvoje, tai yra atsakyti tuos 3 pagrindinius klausimus. Jeigu tuos atsakymus jūs turėsit ir turėsit jūsų gražios sienos nuotrauką, kurioje bus užklijuoti lapeliai, kurie iliustruoja, ką jūs padarėt kaip komanda,
to tikrai dėstytojams užteks. Bet faktas, kad klausimų mes turim visą laiką visokiausių, visi dėstytojai mes turim klausimų, tai svarbu, kad jūs galėtumėte juos atsakyti. Taip, jeigu bus laiko, taip pat aš pabandysiu atidaryti vieną iš savo komandų retrospektyvų, tiesiog parodyti, kaip tai galėtų atrodyti. Mes naudojame MetroRetro tam dalykui, tai vat, pasižiūrėsim, kaip tą galėtume padaryti. Taip, ir demonstracija. Demonstracija yra paskutinė ceremonija, kuri pas jūs bus susitikimų su dėstytojais metu. Čia jau kažkokių specialių įrankių nereikia. Tam gali būti naudojama bet kokie įrankiai, kur galima sukurti skaidres, kažkokią tai demonstraciją. Ką nori, tą naudoja. Tas pats, kaip matot, Miro turi tokią galimybę, kaip matau klausimą, taip pat atsakysiu. Taigi, kažkokio specialaus įrankio nėra. Įrinkitės tai, ką jūs norite tam, kad jūs galėtumėte iliustruoti savo darbą ir, kas svarbiausia, iliustruoti ne tik skaidrėmis, bet ir parodyti veikiančią programinį įrangą. Čia yra jūsų vertinimo kriterijus. Dabar, matau, klausimas yra pokalbių lange, kiek mytingų privaloma padaryti per savaitę, kad užsitikrinti gerą pažymį. Tai ne mytingai yra esmė yra tai, kad būtų padaryta tai, ką reikia. Tai vadinasi, stand-upai jūs turėtume daryti juos kiekvieną dieną. Su dėstytojais savo individualiai galima susitarti, kai kurie tikrai sako, na, bent jau 2 kartus per savaitę, sakykime, padaryti, bet tai yra jūsų su dėstytojai susitarimai. Kai kurie dėstytojai reikalauja, kad tai būtų būtent 5 dienos per savaitę ir dėl to gali nukentėti pažymys. Kiti dėstytojai to galbūt šiek tiek švelniau reikalauja, bet reikalauja, kad būtų matomumas, ką jūs aptarėt per jūsų stand-upus. Tai jūs turit iliustruoti, kaip jūs sekate savo darbų progresą. Nes jeigu jūs negalėsit to padaryti ir neatnešit nei veikiančios programinės įrangos, nei matysis sprinto kažkoks tai burndownas, nei planavimo nebus padaryta, tai tokiu atveju jūs žinokit tai, kad jūs kiekvieną dieną darėt susitikimus ir kiekvieną dieną darėt retrospektyvas, tai nepadės. Tai čia apie stand-upus, apie kitus dalykus, tai tarkim planavimas, tai apskritai gali būti, net nebūtinai būti susirinkimas, tai yra jūsų aptarimas ir susitarimas, kaip jūs sudėsit ir kaip jūs pasakysit, kad taip, mes kaip komanda planuojam padaryti būtent šituos darbus per ateinančias 2 savaites. Tai irgi mums aktualus yra ne pats susirinkimo faktas, o susirinkimo rezultatas. Tai yra jūsų suplanuotas sprintas. Retrospektyva turės būti prie kiekvieno sprinto. Tai yra užduotis yra jūsų atkartoti sprinto procesą, tai yra sekti tas taisykles, kurių mes jums bandom parodyti ir bandom išmokyti. Vadinasi, ne mytingų skaičiais mes vertinsim jūsų darbą, o jūsų darbo rezultatus mes vertinsim. Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą. Puiku. Gerai. Tai tuomet judėkime toliau, ką mes čia galim jums parodyti. Tai ką dabar aš jums trumpai praeisiu, tai vėlgi aš sakiau, kad galima, jūs turėsit, galbūt jau turėjot tokią fazę, kaip sugeneruoti tam tikras idėjas, ar ne? Tai Miro gali pasiūlyti jums tam tikrus template'us, tai yra tam tikrus šablonus, kurie jums tą padėtų padaryti ir tą padėtų pagalvoti, ar ne? Tai jeigu pamena teorijos paskaitoje, aš jums sakiau, kad reikia pagalvoti apie tai, ką jūs darysit, apie tai, kaip jūs kalbėsitės ir kaip jūs generuosite tas idėjas. Tai čia vat yra, sakykime, toksai skaidrių šablonas, kuris yra tiesiog sugeneruotas, pasiūlytas Miro, kuris leidžia jums tiesiog lengvai prasieiti per tokį idėjų workshopą, sakykime, kuris leistų sugeneruoti pačią idėją, ką jūs norit padaryti, ne vien tik tai pačią temą, kiek ir jos apimti. Tai yra iš principo, ką mes norim realizuoti. Tai jis apima tiesiog ką mes visų pirma darysim per patį workshopą, koks yra mūsų tikslas, ar ne, kas yra už ką atsakingas, komandos
ribose, sakykime, kas programuoja, kas testuoja ar ne, identifikavimas ir tokia matricos, tarkim, sudėliojimas, ar ne, čia tai, kas yra čionais, tai nereiškia, kad mes viską tą turim pasidaryti. Tai yra tiesiog pavyzdys, kaip tą galima padaryti kūrybiškai ir, na, naudojantis įrankiai, kurie yra rinkoje ir kurias tiesiog naudojant tam tikras, na, pasakysiu, svetimybę, tai yra špargalkės, kad jums nereikėtų kurti visko nuo nulio. Tai va, tai tokiais įrankiais galit naudotis tom idėjų fazėm. Ką dabar aš jums turiu klausimą ir ką aš jums norėsiu padaryti dabar, nes man kaip tik reikia ir dar pasikeisti jūsų, kur aš čia pamečiau gyvenimą truputėlį. Tai reikia išeiti iš prezentacijos ir aš nematau. Va, dabar išeisim. Taip, dabar aš jums suteiksiu daugiau akseso ir ką mes jums padarysim, tai yra, dabar tie, kurie yra prisijungę, čia galėsi daryti, ką mes padarysim, tai yra pabalsuosime ir pasižiūrėsim, kaip jums pavyks, na, taip, kiekvienam duosim po vieną balsą, duosim, sakykime, minutę laiko ir paleisiu timerį, bet jūs dabar turit pasirinkimą, iš tikrųjų, apie ką man daugiau kalbėti. Apie tai, kaip reikia pasileisti Jira, tai yra kaip susikurti naują projektą, kaip jį susikonfigūruoti, ar daugiau norit išgirsti apie tai, kaip reikėtų planuoti, tai yra pats visas planavimo procesas ir kokius įrankius mes tam galim naudoti. Tai tam aš esu pasiruošusi irgi tokią mini demonstraciją, kaip tas pats Miro integruojasi su Jira ir panašiai. Tai čia yra tos dvi tokios šakos, aš jas padengsiu bet kokiu atveju abi dvi, tiesiog susifokusuosiu labiau į tą, kuri jums yra aktualesnė, nes aš nežinau, galbūt jūs jau Jiro setupą praėjot ir jums tai apskritai neaktualu. Taigi, nuo šio momento, minutė, jums matau, čia dar kažkas tai buvo, taip, nuorodą pasidalinot ir tada, na gerai, ne vieną, sakykime, 2 minutės, galit balsuoti ir tuomet mes sustabdysim balsavimą ir pasižiūrėsim, apie ką mes kalbėsim. Kol kas, kaip matot, Jira, tai yra Miro apskritai nieko net ir nerodo apie tai, ką jūs balsuojat ir kaip jūs balsuojat, tai mes pamatysim rezultatus tuomet, kai aš juos įjungsiu. Taip, tai mes turim beveik visi ir pabalsavom. Na va, 36, tai mes baigiam balsavimą. Gerai. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodo rezultatai. Mūsų balsavimo, kurie dabar pas mane pasimetė. Taip, apylygiai. Tvarkoj, tai aš padengsiu maždaug abi dvi dalis, pradėsime nuo Jiros ir pereisim tuomet, kaip atrodo visas planavimas. Tai dabar, kaip smagu matyti ir jūsų reakcijas ir fejerverkai, vajei, svarbu, kad mes čia sugebėtume po to susišnekėti. Gerai. Tai iš čia išeisim ir tuomet pradėsiu nuo pačių pradžių, tai yra nuo Jiros ir nuo Atlassiano.
Tai ką norėjau parodyti, kadangi aš ruošiausi šitai paskaitai, kiekvieną kartą vis šviežiai dėliojasi iš naujo projektus, tiesiog noriu jums priminti tie, kurie dar nebandėt dėliotis Jiros, tai kuomet jūs prisijungiat prie Atlassiano, jūs turėtumėt matyti kažkokį tokį panašų vaizdą. Ne? Tikrai rekomenduoju naudoti savo KTU e-mailus, nes čia yra jau kažko ir pakurto, netgi šitam pačiam workspace, tai tiesiog pasinaudokit tuo, ką turit. Ir toliau jūsų etapas, tai yra, nes čia būna sudėtingiausia dalis surasti, bent jau man asmeniškai, nežinau kaip jum, bet šitas meniukas tai yra tas, kuris slepia visus Jiros, tai yra Atlassiano visą suitą, tai jūsų pagrindinis įrankis, kuris jums yra reikalingas, tai yra Jira. Papildomai galit pasibandyti Confluence'ą. Confluence'as yra dokumentavimo įrankis, jeigu norėsit, vėlgi turėsit klausimų, galėsiu šiek tiek parodyti ir kaip atrodo kompanijose tokie dalykai. Tai čia yra tas pirmas mūsų puslapis. Ir dabar tada keliaujam į pačią Jirą, kaip jinai atrodo. Tai kaip ir sakiau, aš šitokį susikūriau projektuką, kuris man leidžia kažką jums parodyti, bet kadangi mes norim prasieiti visą pilną Jiros etapą, tai pradėsim tiesiog nuo projekto sukūrimo, parodysiu, kokius pasirinkimus jums reikėtų pasiimti. Tai pirmiausia, kai jūs iš karto prisijungsit, jums nereikės kurti to pirmo žingsnio, kur yra Projects ir Create New Project, nes jūs iš karto ateisit į žingsnį, kur jūsų klaus, ar jūs norit susikurti projektą. Tai jums svarbu yra pasirinkti, kad jūs norit Software Development ir jums reikia pasirinkti Scrumą. Ne Kanbaną, ne planavimą, ne bug trackingą, o Scrumą, dėl to, kad su Scrumu mes ir dirbsime šitą semestrą. Kas yra labai smagu su Jira, tai jums iš karto leidžia pasirinkti šabloną, vadinasi, jums nieko per daug konfigūruoti nereikės, jūs turėsit atitinkamus ir grafikus ir viską, issue typai, kuriuos jūs turėsit, apie juos aš taip pat šiek tiek papasakosiu, ką tai reiškia praktiškai ir patį pagrindinį workflow jums taip pat sugeneruos. Tai va, tai tiesiog susikuriam ir toliau, kuomet jūs kursitės pirmąjį žingsnį, pirmąjį patį, jeigu tiesiog niekada nebuvot prisijungę prie Atlassiano, šitas langas taip pat jisai bus truputėlį kitoks, jame bus tik tai pasirinkimas template'o ir po to galima išplėsti, pasižiūrėti, ką ten dar galima pasirinkti, tai jums standartiškai bus nustatyta, kad jums reikia pasirinkti va šitą Team Managed Jira. Tai aš jums labai rekomenduoju būtent Team Managed ir pasirinkti. Kodėl? Nes šito pasirinkimo visas konfigūravimas yra gerokai paprastesnis ir jūsų poreikiams jo tikrai pilnai užteks. Tie, kurie norit turėti daugiau, tie, kurie norit turėti daugiau lankstumo, kurie daugiau pažįsta pačią Jirą, drąsiai galit rinktis ir Company Manage, tuomet išmoksit, kaip Jirą konfigūruoti. Tai tiesiog mes pasirenkam, kad tai yra Team Managed projektas ir, kaip ir minėjau, jums jau jisai bus standartiškai ir parinktas. Tai na, ką mes čia turim? Demo jau turim, tai demo 2 kursim, tiesiog. Taip. Ir jūsų key siūlyčiau priklausomai nuo to, kokį jūs pavadinimą susirinksit, bet jums key sugeneruoja. Dabar ką jisai duoda? Jisai yra pradžia identifikatoriaus kiekvienos jūsų užduoties. Todėl, jeigu jisai yra, pavyzdžiui, labai ilgas, tai yra nepatogu, nes nesimato numeriuko, nesimato ID-ziko ir yra pakankamai sudėtinga komunikuoti. Tai mano rekomendacija tą key turėti pakankamai trumpą, 3-4 simboliai tam, kad jisai tiesiog nebūtų per ilgas. O pats pavadinimas projekto jau gali būti toks, koks norit. Pavyzdžiui, tai gali būti jūsų komandos pavadinimas, sakykime, arba projekto pavadinimas. Taip, kaip jūs norit, taip jūs ir dėliojatės. Viskas.
Viską pasirinkau, viską susidėliojau, dabar sukursim projektą, kuris bus visiškai tuščias. Ir dabar nuo ko reikėtų pradėti. Tai pirmas dalykas, ką jūs turit padaryti, tai nueiti į Project Settings ir į Features dalį ir įsijungti du dalykus. Tai yra Reports, tam, kad jūs matytumėte ataskaitas. Kitaip šita sekcija bus nematoma. Galiu sugrįžti atgal ir parodysiu jums. Matot, ataskaitų nėra. Vadinasi, gali kilti tokių klausimų, o kas čia kur yra, kur čia kas dingo. Tai tiesiog tai yra įjungiama per nustatymus. Nežinau, kodėl ataskaitos yra išjungtos, bet jos yra išjungtos standartiškai. Tai šitą įsijungiam. Taip pat dar labai rekomenduoju, tas nėra būtina, bet aš labai rekomenduoju įsijungti Issue Navigator, kuris leidžia jums ieškoti tarp visų jūsų sukurtų issues. Nes standartiškai backlogo viewas, tai yra kuris čia dabar yra, va šitas viewas, jisai rodo tik tai tas užduotis, kurios dar yra nepabaigtos. Tai gali būti sudėtinga po to atrasti, o ką mes čia darėm, o kur mes čia ieškojom ir kaip ten kas. Tai tam, kad jūs matytumėt viską, ką jūs esat kada nors sukūrę, tai tam yra reikalingas tas Issue Navigator. Tai tiesiog paieška. Ir taip pat, aš sakyčiau, kad jums timeline'o nereikia, tai tiesiog išsijungti šitą dalį reikėtų. Tvarkoje. Tai viskas, mes dabar įsijungiam, ką mums reikėjo ir bandysim sugrįžti atgal. Mūsų demo antras, ar ne? Tvarkoj. Tai dabar jau mes turim visą vaizdą, kurio mums reikia, turim iššūsus, turim raportus, nesvarbu, kad juose nieko nėra, kol kas ir nieko jūs nepamatysit, bet mes bent jau jį turim. Dabar sekantis etapas, ką jums reikia padaryti, tai yra susikonfigūruoti lentą. Kaip mato, dabar standartiškai yra sudėliota 3 stulpeliai. Tai yra To Do, In Progress, Done. Jums yra reikalingas dar vienas stulpelis, kuris jūs skatins pagalvoti ir apie testavimą. Ir jį galit vadinti taip, kad tai gali būti in testing, tai gali būti in review, tai gali būti acceptance, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Jums yra svarbu turėti vieną žingsniuką tarp in progress ir done, tam, kad prisimintumėt, teisingai, viskas įsijungia, tai tam, kad jūs prisimintumėt vieną labai paprastą dalyką, kad tai, kai jūs pabaigėt rašyti kodą, tai nereiškia, kad viskas yra baigta. Pirmiausia, reikia pasitikrinti, ar tai, ką parašėt gerai. Papildomas stulpelis jums taip pat įveda šiokią tokią kontrolę, nes review arba testavimas arba acceptance'as turėtų būti daromas kito žmogaus, negu to, kuris darė pačią realizaciją. Tai sakykime, jeigu aš programuoju funkciją, tuomet aš prašau savo kolegos, kad pasižiūrėtų, ar tai, ką mes susitarėm mūsų planavimo metu, yra iš tikrųjų realizuota. Ar aš taip pat supratau reikalavimus, kaip kad mes buvom susitarę. Ir tuomet, jeigu yra viskas tvarkoje, tada mes jau sakom, kad tai yra done. Realiai komandose tų stulpelių gali būti daugiau. Aš galiu parodyti, kaip atrodo, čia paduplikuosim, kaip atrodo, sakykime, sakykime, šitos komandos mūsų aktyvus sprintas. Tai, kaip matot, čia stulpelių apskritai yra daugiau. Tai yra komandos susitarimas, mes turim To Do, In Progress, In Review, QA, In Progress, Acceptance ir taip toliau. Bet čia dirba didesnės komandos ir jie tiesiog yra taip nusprendę, kad jiem taip yra geriau, geresnis yra matomumas. Jeigu pasižiūrėsim, kaip atrodo kitos komandos, kokios nors, tarkim, šitos komandos mes čia biškį dar pasižiūrinėsim, tai galima įsijungti ir čia.
Tai stulpeliai ne tiek ir daugiau negu kad aš jums rodžiau, ar ne? Tik tai acceptance'as yra paslėptas. Taip, user story pavyzdžių taip pat galėsiu parodyti šiek tiek vėliau. Tai va, tai taip atrodo jūsų lenta. Jūs ją susikonfigūruojat ir viskas. Dabar jau turit kažkokią tai pradžią. Iš konfigūravimo dalies iš principo viskas. Daugiau nieko jums daryti nereikia. Dabar jūs jau galite tiesiog kurtis pačias užduotis. Tai yra stories, ar ne? Tai what needs to be done, sakykime, login, ar ne? Mes norėsim kažkokį tai pasidaryti login. Tai mes susikūrėm tą pirmą story, kuris matėt, kur aš išsakiau tas kijus, kurį mes matėm pačioje pradžioje, jis yra atsidūrė prie kiekvienos iš užduočių. Tai jeigu čia būtų labai ilgas, tai po to nebesimato, ką čia reikia daryti. Story, kurį aš sukūriau, iš karto yra disclaimeris. Aš jį sukūriau labai trumpą ir su vienu žodžiu, be jokių detalių. Tai kuomet jūs bendrausit su dėstytojais, labai greitai pamatysit, kad tai netinka. Toks būdas netinka. Mes vis tiek prašysim, kad tas stories jisai turėtų daugiau techninių detalių ir su dėstytojais apsitarkit, ar yra griežtai reikalavimas išlaikyti storio formatą, tai yra as a user, I want to log in to the apps so that I could Tai yra, ar yra privaloma išlaikyti šitą formulę, kuomet formuluojat jūsų stories. Tai yra rekomenduojama, tačiau patys pamatysit ir su dėstytojais apie tai galėsit padiskutuoti, kad kai kuriuose situacijose šitas formatas, jisai, ne tai, kad nelimpa, jis atrodo net visai nesuvokiamas atrodo. Dažniausiai tai yra susijęs su techninėmis užduotimis, sakykime, kuomet reikia infrastruktūrą kažkokią tai susidėlioti, tai šita struktūra yra labai puiki, kuomet mes kalbam apie tam tikrus funkcionalumo arba biznio poreikius, bet jeigu kalbam apie techninės užduotis, tai yra pakankamai sudėtinga kartais tą realizuoti. Tai va, tai susikūrėm, ar ką mes dar turim žinoti. Tai turim quick actionus, storio, kur pakankamai greitai mes galim pasikoreguoti, ką mes norim pasikoreguoti. Tai yra, pavyzdžiui, mums reikės galbūt suvesti kažkokį tai estimate ir sakykim, kad tai yra 5, kad ir ką tai reikštų. Bet tai yra kažkas, ką aš galiu pasikoreguoti, ar ne? Kartais šitas langas yra nepatogus ir aš asmeniškai jo nemėgstu. Ypatingai jeigu mums reikia, sakykime, išpildyti techninius reikalavimus, ar ne, tai yra descriptioną aprašyti. Vietos čia yra nedaug, nors ir atrodo stumdytis galima, bet nelabai. Tiesiog yra gerokai patogiau atsidaryti naujame lange ir tuomet ir tų detalių bus daugiau ir patogiau bus matyti visas paties storio detalės. Ką mes dar? Konfigūravimą patys, manau, kad pasibandysit ir pasižiūrėsit, ar ne? Matot, įvedžiau pirmą story pointą, čia žiūrėkit, jau atsirado ir laukelis, kur aš net darinėdama čia šone, aš galiu iš karto susivesti mūsų story pointus. Tai ko jūsų reikalaus visada dėstytojai, kad sprinto taskai turėtų estimates. Tai šitą turėkit omenyje. Ateis laikas, kai mes ir backlog'e taip pat norėsim matyti, kad jūs turėtumėt kažkokius tai story pointais vertinimus. Tai yra tam, kad jūs matytumėt, ką jūs čia bandot padaryti ir ko jūs nebandot padaryti ir kad matytumėt patį backlog'ą. Tai vėlgi galiu parodyti, kaip tai atrodo realiai veikiančios komandos. Tai va.
Šitaip atrodo mūsų backlogas. Čia yra versija truputėlį kita, tai yra ne cloudinė, jinai yra serverinė, todėl vaizdas yra šiek tiek kitoks, bet matot, aktyviam sprinte nei vienos užduoties nėra, kuri neturėtų savo tam tikro įverčio. Net ir toliau žiūrint, artimiausias sprintas, kuris yra, ir tai jau beveik visos užduotis yra suestimuotos ir mes jau maždaug žinom apimtis. Šičia kol kas nieko nematom, bet tikėtina, kad dar mes ir net neplanavom šitų užduočių. Žiūrint tolyn, vėl į tolimesnius sprintus, vėl kuo toliau, be abejo, tuo yra mažiau, bet turėkite omenyje, kad vėlgi tai yra 8 žmonių komanda, ar ne, kuri dirba jau ne pirmi ir ne antri ir ne treti metai prie to paties produkto, tai vadinasi jau yra atidirbta ir sistema. Ir kitas dalykas, tai jau mes žinom, ką kur darom, ir backlogas yra toks didelis, kad mes jo viso suestimatinti net ir negalim. Jum rekomendacija yra visą laiką praktiškai turėti matomus jūsų estimatus. Tai tiek yra apie patį konfigūravimo. Ką jūs dar galit pasibandyti, čionais tai yra prisidėti tam tikrų pluginų. Jiroje tai vėlgi per settingus yra apps ir galit įvairiausių integracijų susidėlioti. Tai, kas jums yra, galėtų būti potencialiai aktualu. Čia irgi dar aplikacijų galit pasiieškoti, tai yra va, čia ir Big Picture, ir Easy Agile. Mūsų atveju, sakykime, ką aš visai naudojam, mes tai yra planavimui Canvasas, yra X-Rails pluginas, kurį mes naudojam testavimo, sekimui ir testavimo atveju dokumentavimui. Ir, na, EasyBIus yra analizai. Visa kita yra standartas. Taip. Tai dabar iš šito projekto, iš to setupo, aš noriu perbėgti į kitą dalį. Tai aš noriu jums parodyti savo vakarykščiai sukurtą projektą tam, kad tiesiog mes pasižiūrėtume, kaip atrodo backlogas ir kaip atrodo tas sprintas, kuris jau yra startuotas, ir pabandytume susidėlioti naują sprintą vien tam, kad tiesiog pamatytume, kaip tai atrodo realiai. Tai šitas sprintas jau yra startuotas, jau jisai yra in progress, tai kaip mes dirbam su juo, ar ne? Neužmirškite atnaujinti statusų. Ir statusus reikėtų atnaujinti tada, kai jie įvyksta. Tai yra, na, parodysiu gal kitaip truputėlį. Sakykime, sakiau, kad vakar startavau, tai vadinasi, ką mes čia turim pamatyti. Oi, ne, aš norėjau burndown įsijungti. Ne, aš matau realiu laiku, kas čia vyksta. Vakar susiplanavau, kažką susidėjau, kažką išsimečiau, ar ne, kažką čia pastumdžiau pirmyn atgal. Ir dabar šiandiena yra, kuri rodo statusą, kad aš kažką susidėjau, bet mano realiai dar kol kas nieko nepadaryta. Ne? Tai ką aš noriu jums parodyti, tai kad jeigu aš bordą paimsiu ir... Oi, ten pabėgau. Jeigu aš pasakysiu, kad mano šita užduotis yra baigta, tai mano raportas ir parodys iš karto, kad jisai yra baigtas, ar ne? Tai realiai jūs visą laiką matysit realų grafiką, kuris yra susijęs su tuo momentu įvykusiu veiksmu. Vadinasi, jeigu jūs ateisit į atsiskaitimą, kuris yra čia, iš vakaro uždarę visas užduotis, tai mes nematysim burn down, mes nematysim va tokio vaizdo, kažkokio artimo šitai linijai tiesiai. Mes matysim, na, tokią plytą, kuriais va šitai tiesiai ir paskutinę dieną nukris. Ir tada iš karto dėstytojams kyla klausimų, o kodėl taip yra? O ar jums taip yra patogu? O ką jūs matot ir kaip jūs žinot, kurioje situacijoje jūs esat? Kaip jūs gebat įsivertinti, ar jūs padarysit savo darbus ar ne? Tai ko mes tikėsimės pamatyti, tai vėl esu atsidarius. Čia yra vienos iš mano komandų realus sprinto raportas, jisai yra
ankstesnis jau, bet mes norėsim matyti kažką tokio. Mes norėsim matyti judantį grafiką, kuris leistų pasakyti, kad kuomet mes buvom jau arti sprinto pabaigos, tai yra buvo likusios 4 dienos iki sprinto, mes jau buvom padarę praktiškai, kiek čia dabar būtų, sakykime, apie 2/3 darbų. Meluoju, ne 2/3, apie pusę, nes 40 čia yra maždaug 20, apie pusę darbų. Ką tai reiškia, kad mes jau matom riziką, kad ne viską ko gero ir suspėsim. Ir taip ir įvyko, dėl to, kad ne visi darbai buvo baigti, liko kažkur apie 5 story pointus, kurie liko neuždaryti. Dalis darbų buvo uždaryti paskutinę dieną. Tai yra, mums leidžia daryti tam tikras išvadas iš to, ką mes matom grafiką. Mes galim taip pat matyti ir tokių nelabai sėkmingų grafikų, ar ne, kur pusė darbų praktiškai liko nepadaryta. Tuomet mes užduosim klausimą, o kodėl? O kas atsitiko? Ar užtruko tam tikrie darbai dėl to, kad buvo tam tikrų neaiškumų? Galbūt nuvertino darbus, galbūt pervertino kai kuriuos darbus, ar ne? Bet tai jau yra pagrindas tam tikram dialogui. Jeigu mes matom tik tai tiesia linija ir apačioj kritimo, dialogo praktiškai nėra, tada ir atitinkamai prašysim koreguoti tam, kad mes sugebėtume padėti jums parodyti, kam apskritai skramas yra reikalingas. Tai tiek mes turim apie patį, kodėl mane šitaip mėto tarp projektų, nes aš visai ne to noriu, aš noriu demo. Tai mes turim, sakykim, dabar mes paimsim, užsidarysim dar vieną užduotį ir sakysime, kad mūsų sprintas yra pabaigtas. Tai aš norėjau jums parodyti tiesiog, kas įvyksta, ar ne? Tai kad mūsų pirmas sprintas, jisai pasibaigė ir jame dar liko 2 nepabaigtos užduotis, ar ne, kurias mums iš karto siūlo kelti galbūt į naują sprintą arba perkelti į backlogą. Tai čia yra jūsų pasirinkimas. Kada jums yra reikalinga perkelti į backlogą, kuomet likusios užduotis yra žemesnio prioriteto negu tai, ką jūs turėtumėte daryti toliau. Į naują sprintą visuomet mes persikeliam užduotis, kurios yra progrese. Ir būna kartais tokių situacijų, kai iš tikrųjų tos užduotis, kurios lieka nepadarytos, jos keliauja į backlogą ir iš naujo yra prioritizuojamos lyginant su kitomis užduotimis. Tai mes sakysim, kad norim kelti į naują sprintą. Tai viskas. Mūsų backlogas yra čia. Viską turim susidėlioję. Dabar, ką aš jums norėjau dar parodyti, tai yra jūsų velocity raportas, kuris, jeigu pamenat iš teorijos paskaitos, aš jums sakiau, kad velocity tai yra jūsų įvertis, kurį jūs vertinat retrospektyviai. Vadinasi, jums reikia bent vieno sprinto tam, kad jūs galėtumėt pasakyti, koks yra jūsų iš tikrųjų komandos velocity. Tai šitas grafikas jums leidžia matyti 2 dalykus. Pirmas, tai yra, ką jūs buvote įsipareigoję, tai yra susiplanavę, šiuo atveju buvo commitmentas, tai buvo 8 ir pabaigta yra 6. Tai planuodami kitą sprintą, jūs jau galite pradėti galvoti, mes 6 padarėm, kodėl mes padarėm 6? Galbūt mums buvo kažkas neaišku, galbūt mes pasimetėm, galbūt buvo koks nors ten netikėta situacija, sakykime, susirgo vienas iš komandos narių, ar ne? Ir tada jau mes galim objektyviai vertinti, kad, sakykime, kitą sprintą mes planuojam galbūt 7 fondus arba 5. Priklausomai nuo to, kaip mums atrodo situacija. Tai yra remdamiesi informaciją, kurią mes turim prieš akis, kuomet jūs turėsite daugiau uždarytų sprintų, faktas, tos informacijos bus daugiau. Tai jūs galite daryti objektyvų sprendimą. Kas dar yra aktualu ir ką įdomu yra stebėti, tai yra jūsų commitmentą. Jeigu jūsų commitmentas yra visą laiką didesnis negu kad jūsų realiai padaromas darbas, vadinasi, jūs esat labai stipriai optimistai. Ir net labai norit padaryti daug, bet tiesiog pervertinat savo galimybės. Tai to nereikia. Tikslas yra, kad šitie 2 stulpeliai būtų kiek įmanoma lygesni.
Tai yra, jeigu susiplanavau 8, aš turėčiau 8 ir padaryti. Tai, bet jeigu komandos ateisit į atsiskaitimus ir visą laiką turėsit, 4 susiplanavau, 4 padariau, 4 susiplanavau, 4 padariau, tai tada vėlgi kyla labai daug klausimų, o kodėl ir kaip čia taip yra, o galbūt jūs galit padaryti daugiau, negu kad iš tikrųjų planuojatės. Vėlgi, galim pasižiūrėti, kaip atrodo realios komandos velocity. Čia jau bus šiek tiek daugiau istorinių duomenų, negu kad mano to demo projektuko. Dar būtų visai smagu, kad išsikrautų kažkas tai. Va, matot, kaip kinta. Ir kiekvieną sprintą mes iš tikrųjų ir analizuojam, o kas čia įvyko, kodėl yra tas skirtumas, kodėl, pavyzdžiui, šitoj vietoj buvo toksai šuolis, kodėl čia yra mažiau darbų padaryta. Čia mažiau darbų padaryta dėl to, kad tai yra kalėdinis sprintas, natūralu, nes žmonės atostogauja, ar ne? Bet mūsų tikslas visą laiką yra turėti kiek įmanoma tos lygesnius. Netgi šitas, kur mes komitmentas yra mažesnis negu kad realiai yra padaryta, tai nėra labai gerai. Tai reiškia, kad kažko mes neįsivertiname, nes mūsų tikslas yra gerai susiplanuoti darbus, kad mes galėtume atlikti darbus prognozuojama tvarka. Galėtume įsivertinti ir pasakyti, kad jeigu mūsų releasas yra po 3 mėnesių, tai mes tikrai padarysim tai, ką mes esam susiplanavę pasidaryti. Tai čia yra tokia iliustracija, kam yra naudojamas velocity grafikas. Jeigu įdomu, galiu trumpam parodyti net ir kaip atrodo, pavyzdžiui, apskritai metrikos, kaip yra komanda stebima, tai sakykime, tą pačią komandą pasiimsim, kurios mes čia tik velocity žiūrėjom, tai čia tiesiog įdomumo dėliai, kaip visą tai atrodo laike, tai čia jau mes įsijungiam EasyBI duomenų kubą, kuris leidžia mums stebėti, ką mes padarėm, ko nepadarėm, kas buvo praeitą sprintą, ką susiplanavom naujo, įvairiausios iniciatyvos yra kokybinės metrikos sudėtos, ar ne, kaip defektai atrodo, escape defektai ir panašiai. Tai yra mūsų tarsi toksai dashboardas kiekvienai komandai. Tai čia yra pavyzdys, kaip mes remiantis duomenimis planuojam, kas vyksta tolyn. Mes to iš jūsų taip pat ir norėtume, kad jūs bent jau tais minimaliais duomenimis, kuriuos jūs matot, kuriuos jūs žinot, kad galėtumėt operuoti. Tai tiek yra apie Jira ir apie patį mūsų boardą ir jo naudojimą apskritai, apie patį setupą. Galbūt yra dar klausimų iš pačios Jiros, ką aš jums galėčiau parodyti. Ne, kol kas nematau, kad būtų klausimų. Tuomet buvo prašymas parodyti, kaip atrodo user story. Tai galiu jums parodyti. Ką čia jums parodyti? Šiausim ką nors, sakykime, čia. Kaip visą tai atrodo realiai. Tai jeigu pamenat, kalbėjom apie storio formatą ir acceptance criteria. Tai, ką mes tikrai turim, tai šitas laukas pas mus yra privalomas ir acceptance criteria yra visą laiką mes tikrinam, stebim ir žiūrim tai, kas yra, ką mes čia norim padaryti. Tai pačios tos struktūros, tarkim, mūsų čia yra summaries storio. Tai, kaip mato, to as a user formato mes neišlaikom pačiam pavadinime, tačiau mes jį turim prie description. Tai dabar, tai yra, tarkim, toksai pavyzdinis storis, kurio visi techniniai reikalavimai yra 2 vietose. Tai yra vienas
yra aprašymas, ką mes norim padaryti, tai yra koks yra mūsų poreikis ir kodėl mums čia iš viso to quick action mapo reikia, kad ir ką tai reikštų, bet tai yra poreikis, tai, ką aš noriu įgyvendinti. Man kaip administratoriui reikia tokios galimybės atsidaryti tam, kad greičiau tiesiog pasiekčiau tam tikrą funkcionalumą. Ir dabar kaip mes tai realizuojam, tai yra dviejose vietose. Tai yra vienas dalykas, tai yra reikalavimai Figma, tai yra dizaino reikalavimai, čionais Jira nerodo preview, aš irgi neatidarinėsiu. Ir kita vieta, tai yra priėmimo kriterijai, kurie ir leidžia jum išgryninti arba užakcentuoti tam tikrus reikalavimus, kurie kartais būna ne visai akivaizdus. Sakykime, techniniam aprašyme gali būti parašyta, kaip realizuoti vieną ar kitą funkcionalumą, tačiau prie priėmimo kriterijų mes galim turėti tokį reikalavimą, kaip kad, sakykime, langas koksai nors turi atsidaryti per 3 sekundės. Dėl kažkokių priežasčių, mes tokį susitarimą turim. Tai taip atrodo story. Jeigu mes dar pasižiūrėsim kokį nors, ką mes čia galim pasidaryti. Sakykime, tai yra labai techninis taskas. Šita komanda, ką jinai daro, jinai iš Azure DevOpsų migruoja į GitLabą, ties pipeline'ais dirba. Tai šita užduotis yra techninė. Tai jinai bizniui kažkokios vertės didelės pridėtinės neduoda. Todėl pas mus aprašymas yra toksai labai, sakykime, nedetalus, nes detalesnio aprašymo negu kad summaries apskritai nėra, tačiau priėmimo kriterijai bet kokiu atveju yra. Ir visos užduotis taip pat kaip ir demo, kur aš rodžiau pirmam projekte, jeigu jūs atkreipė dėmesį, mano backlog'e, mano užduotis yra sugrupuotos į epikus tam tikrus. Tai tą grupavimą mes naudojam taip pat ir prie realių storių. Tai jeigu mes atsidarysim, kaip atrodo epikas, o epikas tai yra, iš principo, tai yra issue typas, kuris leidžia sugrupuoti panašias veiklas arba panašų funkcionalumą, kurį jūs norite įgyvendinti. Tai epikas, jisai, tarkim, baigti migruoti ir čia yra jau pakankamai daug detalių, ką čia reikia padaryti iš vieno į kito, iš techninės detalės pakankamai. Ir tada visi storiai, kurie yra ir taskai, kurie yra sudėti į epiką. Dažnai kyla klausimas, kuo skiriasi taskas nuo storio. Tai prie techninių dalykų čia toksai labai slidus skirtumas yra, bet bendrai, kuomet jūs kursit savo sistemas, tai ką turėkite omenyje, kad taskas tai yra daugiau užduotis, kuri neturi kažkokios vizualios reikšmės jūsų klientui. Sakykime, duomenų bazės instaliavimas. Klientui 100 metų ta duomenų bazė yra instaliuota ar neinstaliuota. Jam yra svarbu, kad duomenys būtų kažkur saugomi ir juos galėtų pasiimti. Tai jūsų user stories tai yra tai, kas neša pridėtinę vertę klientui. Taskas tai yra kažkokia techninė užduotis, kas galėtų būti, sakykime, nežinau, ataskaitos paruošimas, tarkim. Taip, matau, dar turim vieną klausimą. Taip, jeigu mes pasidarė user story tipą ir jame susirašė keletą užduočių, ar tame burn down raporte rodys, kad jos daromos ir tik pasimatys po to, kai visas storis uždarytas. Tai burn down grafike rodys tik tada, kai visas storis uždarytas. Tai dėl to tas keletas užduočių, aš taip suprantu, kad tai yra subtaskai, kuriuos jūs esat pasidarę, tai žiūrėkit labai atsargiai į subtaskus, jie jums turi padėti, bet kita vertus turi ir nepadarykit taip, kad jūs vieną story padarot per visą sprintą, nes kitaip jūs nematysit jokio progreso ir jūsų burndown'as bus lygus ir jūs tiesiog negalėsit įsivertinti, kurio vietoje jūs esat. Tai geriau skaidykit į mažesnius user stories.
Ar galima Epiką naudoti kaip vietą funkciniams reikalavimams surašyti? Jeigu tai yra didžiulis funkcionalumas, kurį jūs norit, va, kaip aš dabar jums rodau, tai drąsiai taip, jūs galite apsirašyti tokius kertinius funkcinius reikalavimus ir tada storiuose jūs jau detalizuojat tą kiekvieną mažą gabaliuką, kurį jūs apsirašo. Tai čia turėtų būti tas pats didžiausias, bet tai neturėtų būti taip, kad tai yra daug storių ir prie kiekvieno iš jų parašyta, žiūrėkit į Epiką, žiūrėkit į Epiką, žiūrėkit į Epiką. Nes kitaip tai bus tiesiog labai lengva pasimesti ir labai lengva pamesti galus. Čia turi būti bendra informacija. Taip, tai tiek apie Jira. Viską atrodo išpasakojau, ką žinojau ir ko nežinojau. Dabar norėčiau grįžti atgal į mūsų Miro ir pasižiūrėti, ką aš jums planavau papasakoti toliau. Gerai. Žiūrėjau, mūsų pametė visus kontrolsus prezentavimo. Gerai. Toliau pasižiūrim, ką aš dar norėjau jums parodyti. Tai dar norėjau jums parodyti tokį dalyką kaip planavimą, jeigu pamenat. Tai vėl mes čia šitoj vietoj sustabdysim, ką aš norėjau jums parodyti, ar ne? Sakėm, Jiroj mes galim susivesti visus savo storius ir viską, bet mes lygiai taip pat galim padaryti truputėlį kitaip. Tai yra, jeigu, sakykime, dirbam su Miro, mes galim iš Miro, tai yra, jeigu mes susidėliojam, ar ne, mes turim finansų aplikaciją kažkokią, tai ir mes pasidėliojam visi kartu mintis, ką mes čia norim realizuoti, kad mes čia turim ir akauntus valdyti, ir turim valdyti, kažkaip konfigūruoti iOS aplikaciją, Android aplikaciją, turim kažkokius nustatymus papildomus realizuoti, ar ne? Tai mes susidėliojom mūsų visą skaupą. Tai va šitas visas pratimas, kurį mes čia matom prieš akis, tai yra mūsų story mappingas, kuris mums, matot, user activities yra išskirtas, ar ne, dar paprastai mes turim dar tokį dalyką kaip user persona, bet šiuo atveju aš labai nenoriu lysti į detalės, bet iš principo tai yra jūsų naudotojo profilis. Kas tai yra? Ar tai yra, sakykime, vaikas, ar tai yra vyresnio amžiaus žmogus, ar tai yra, pavyzdžiui, 30 metų, maždaug 20-30 metų žmogus, kuris siekia karjeros finansų srityje, sakykime, nes jisai naudosi sistemą truputėlį kitaip, negu kad tas, kuris, tiesiog kažką laisvalaikiu investuoja ir karts nuo karto norėtų galbūt pamatyti, kaip tos investicijos grįžta, arba galbūt užsiima apskritai taupymą. Tai yra, mes apsibrėžiam, kas yra mūsų tas naudotojas. Kokius pagrindinius veiksmus jisai atlieka, ar ne, ir toliau, ką mes čia galim su ta sistemėlė padaryti ir toliau jau keliaujam į detalės. Tai tie mūsų lapeliai, visi tokie geltoni, kiekvienas atspindi po vieną user story, tai yra tai, ką mes čia norim padaryti. Ir šalia dar to, ką mes taip pat papildomai padarom, tai yra sprintus. Tiesiog išsiskirstom, kuriam etape mes darysim, nes per pirmą sprintą mes tikrai nepadarysim visko. Bet kaip jūs matot, sprintas yra skaidomas šitai, tai yra horizontaliai. Vadinasi, mes nedirbam ties tik tai vienu kažkuriuo tai gabaliuku, o dirbam ties tuo, kad mes matytume, jau galėtume gauti grįžtamą rezultatą iš to, ką galim padaryti. Tai tuomet, kai planuosit savo sprintus, pagalvokit apie tai, ką jūs demonstruosit jūsų po 2 savaičių tam susitikime su dėstytojais. Visuomet pradėkit nuo to, ką mes galėsim pademonstruoti. Jūs galite daryti techninių užduočių tiek, kiek norit, bet kažkoks galutinis rezultatas vis tiek jisai turi būti. Tai tvarkoj. Tai dabar ką mes čia galim padaryti, ką aš jums norėjau parodyti, ar ne, jūs jau kai pasidarot tokį pratimą, ką jūs galite padaryti, tai yra susijęti visą tai su Jira. Ir
Pirmą kartą, kai jūs tą darysit, pas jūs paklausų, kokiu projektu norit susijęti. Pas mane dabar yra, na va, abu du projektai. Pirmas, ar ne, aš sakau, kad tai yra stories, descriptionus ir galiu aprašyti vienodus, tarkim, galiu aš įsivesti template'ą as a so that. Na, tai tiesiog mūsų tokį template sukuria, ar ne? Ir taip pat, ką mes dar čia galim padaryti, tai yra story point estimatus susidėti, bet šituo atveju mes to nedarysim. Tai tiesiog parodau, kad tokiu būdu jūs labai lengvai galit na, iš idėjų fazės pereiti į realybę ir į backlog'e jau turėti tam tikras užduotis. Tai jeigu mes dabar pasižiūrėsim mūsų issues view'ą, ten, kur mes matom absoliučiai viską, tai vat matot, visą tai, ką aš jum pakonvertavau, visa tai yra jau sudėta į Jira ir backlog'e mes jau galim pradėti planuoti, kai tik tai backlogas mūsų įsijungtų. Tai mes čia tokių turim taskų, kurie yra be epiko. Dabar ką daryti tokiais atvejais? Ar ne, jeigu jūs staiga susidėjot visas užduotis ir nebeturi, ir tarkim, na, matot, kad reikia jums pasiskaidyti per epikus, nes skaidimas per epikus jisai nėra būtinas, jisai yra tiesiog naudingas struktūrai. Ir jeigu matot, kad jau pradedat pasimesti ir tą norėtumėt padaryti, tai va tada jums labai vertingas yra šitas issues view'as, dėl to, kad jūs, sakykime, nusifiltruojate, kad jums yra reikalingi tik tai story. Ir jums, ką mes šiandien galim padaryti, na, užteks. Jums nufiltruoti yra tik tai story. Ir aš dabar, ką galiu padaryti, aš galiu padaryti bulk pokytį. Tai yra priskirti mūsų, sakykime, va, čia kažkokius, tarkim, tas užduotis, aš juos galiu visus kartu priskirti konkrečiam epikui. Ir mes sakykime, kad mes norėsim pasiimti interact with application. Ir dabar mūsų visos šitos užduotis jau bus priskirtos vienam iš epikų. Tai yra, kur mes man pasiėmėm interact with application. Matėt tos visos 4 užduotis. Tai vat, tiesiog turėkite tą omenyje, kad šitą jūs galit pakankamai lengvai pasikoreguoti. Ir tai yra ne vien tik tai epiko priskirimui. Galbūt jūs norit pakeisti aprašymą, galbūt jūs norit dar kažką tai padaryti, tai yra tai, kas tą patį veiksmą atlikti keliam užduotim. Tai yra gerokai palengvina gyvenimą, nes nereikia kiekvieną užduotį tvarkyti atskirai. Taigi, kažką mes susiplanavom, kažką mes susidėliojom, kažką suimportavom, ir jau turim pradinį vaizdą, ką mes norėtume pradėti dirbti. Dabar sekantis etapas, kurį aš jums sakiau, parodysiu, tai yra story sizing. Ir tai yra jūsų estimavimas ir planavimas būtent naudojant story pointus. Tai dabar, ką aš jums rekomenduoju, nes paprastai tai būna labai daug klausimų. Kas tas story? O kuo čia skiriasi 5 ir kuo čia skiriasi 8? Atsakymas mano visą laiką būna toksai, tai yra jūsų komandos susitarimas. Tada būna kitas klausimas, o ką tai reiškia ir kaip žinoti? Tai labai geras pratimas, kurį dabar aš jums rodau su Jira, tai yra, atsiprašau, su Miro, bet jūs tą patį galit padaryti tiesiog susirinkę kartu su, nežinau, lapeliais, Exceliu, nesvarbu su kuo, tiesiog jums reikia prieiti prie tam tikro susitarimo, kurį turite jūs su komanda. Dabar kas tai yra tas susitarimas? Tai mes dabar ką padarysim?
aš įdėsiu keletą storių, tarkim, planavimą. Mes norim šituos pasiimti. Sakykime, aš noriu, kad čia man tikrai to įsitikinsim, kad tikrai būtų story pointų langelis, kad būtų matomas. Ir tikėsimės, kad mums čia kažkur tai juos įmetėm. Ir galvoju, kur čia mums juos įmetė, tos storius. Labas rytas. Na gerai, iš naujo pasidarysim. Sakykime, įsimesim čia dar kartą. Tuos pačius, nes mes su jais ir dirbsime. Dar kartą įsitikinam, kad tikrai mes turim taip estimate turim ir save. O kodėl? Ai, aš čia ne tą padariau, ką aš noriu padaryti dėl to. Gerai. Aš išsaugau nustatymus ir neprisidedu nei vieno. Gerai. Kartais būna ir taip, kad ne visai galva dirba. Tai va, išsididinsim visas korteles, kad jūs bent, jeigu nematot, sakykit, aš išdidinsiu dar daugiau, kad šiek tiek geriau matytųsi. Taip, čia aš epiką tikriausiai įsimečiau ir medžiagą. Čia kontabilį gerai. Na, tvarkoj. Tai va, tai mes dabar turim tam tikrą skaičių storių, kuriuos mes pradėsim estimuoti. Tai dabar mūsų pirma užduotis, tai yra story sizing tam, kad mes suvoktume, kam yra reikalingi ir kad rastume susitarimą su komanda, kas yra tie story pointai, ką mums reikia padaryti. Tai yra pasirinkti vieną užduotį, kurią mes sutarėm maždaug, kad tai, sakykime, yra tokia, na, vidutiniškai sudėtinga užduotis. Tai mes sakykime, kad mes paimsim va šitą. Ne? Tai mes sakom, kad tai yra manage app from tablet. Tai yra vidutiniškai sudėtinga. Tai reiškia, kad bet kuris komandos narys, na, sakykime, tą užduotį per 3 dienas maždaug gali padaryti. Ir ne, jūs tokį įsivaizdavimą, kažkokį tai susitarimą, už ko užsikabinti jūs turėtume turėti. Tai pasiėmam tą vieną užduotį ir tada mes sakom, tai mes kaip komanda sutarėm, kad šita užduotis yra verta 5. Tiesiog. Tai yra vidutiniškai sudėtinga užduotis. Ką jums reikia, kuomet jūs darot šitą pratimą, kokios klaidos nepadarykit, tai yra nepasirinkit labai labai lengvos užduoties, kurią įvertinsit iš karto 2, nes jūs neturėsite skaitos taško. Geriau šaukite viduriuką, jūs geriau pasiimkit 8, gali būti 5, bet nesvarbu, bet tiesiog pasiimkit tokią užduotį, kuri nėra labai labai paprasta, jinai yra šiek tiek sudėtingesnė ir tam, kad jinai turėtų vertę, na, bent jau 5. 5, 8 gali būti. Labai sudėtingos neimkit ir neimkit labai labai lengvos. Tai va. Ir toliau, ką mes darom, tai ką mes čia dar galim padaryti? Mes galim paredaguoti ir pasakyti, kad aš čionais uždedu jai 5. Ir ką mes pamatysim čionais? Kokią mes ten ieškojom, manage app from tablet. Jeigu mes čia pasirefrešinsim ir jau įvyko sinchronizavimas, tai tokiu atveju, va, mes matom, kad čia yra 5. Na, tiesiog, sinchronizacija tarp 2 sistemų. Nieko labai sudėtingo, bet kartais tai yra labai naudinga. Taigi, susitarėm, kad tai yra 5. Dabar, ką mes imam, sakykime, manage accounts. Ir tada mes užduodam savo klausimą. Ar tai yra lengviau, ar tai yra sudėtingiau? Ar tai yra tokio paties sudėtingumo užduotis? Jeigu sakom, kad tai yra sunkiau, tai kiek sunkiau? Ar tai yra 8, ar tai yra 13 mūsų atveju?
o galbūt tai yra tik truputėlį sudėtingiau ir mes galim sakyti, kad maždaug šitos užduotis yra vienodos. Tai yra vėlgi, tai yra jūsų komandos dialogas, jūs kalbatės tarpusavį. Tai sakykime, mūsų pratimo atžvilgiu mes sakysim, kad tai yra truputėlį sudėtingiau, bet tiek sudėtingiau, kad mes turim vertinti tais 8 story pointais. Ir lygiai taip pat, čia mes taip pat galim pasikoreguoti, tai yra 8. Ir toliau, irgi vėlgi imam, tarkim, manage iOS application, ar tai yra lengviau ar sudėtingiau negu tabletas, sakykim, kad tai yra visiškai lygiai tas pats. Ir tokiu principu mes išsirūšiuojam ir padarom susitarimą, ką ir kas mums reiškia. Tai jūs tą pirmą pratimą, šitas pratimas šiaip yra vadinamas kalibravimo pratimu, jis yra atliekamas, kai komanda dirba arba visiškai neseniai pradeda dirbti kartu, tai yra tas pats pirmas toksai planavimas, arba tai būna visiškai naujo projekto, sakykime, planavimas, arba taip pat gali būti tokia situacija, kai, sakykime, komandą mes pastoviai pradedam pastebėti, kad komanda kažkaip visą laiką prašauna su tais įverčiais. Tai yra sudėtingas užduotis nuvertina, o lengvas užduotis pervertina. Tai jeigu mes pradedam tokius dalykus pastebėti, ar ne, tai vėl tai yra toksai kalibravimo pratimas, su kuriuo mes atliekam su keletu užduočių, kad mes vėl visi susivoktume, ką tai reiškia 2, ką reiškia 3 ir ką reiškia 5. Tai vieną kartą tokį pratimą praėję, jūs antrą kartą jau gerokai paprasčiau žinosit ir galėsit nebenaudoti tokių sudėtingų čia lentelių visokiausių planavimui. Jums visiškai pakaks to kito įrankio, kurį, sakykime, tai yra Scrum Poker Online, ką aš jums galiu parodyti, ar ne? Tai pavyzdį padarysim tokį, tai yra Create Instant Name, Instant Room, sakykime, tai yra Create Room kažkoks. Galit nusiskanuoti vienas kitas tą QR kodą, galėsit prisijungti. Susiraimėsiu čatą. Na va, tie, kurie norėtumėt prisijungti ir norėtumėt pabandyti, tai šito įrankio yra visa esmė, tai yra tiesiog pagreitinti, kuomet mes susiskambinam arba susirenkam ir turim kažkokį tai user story, kurį mes aptarinėjam, tai kaip pavyzdys galėtų būti Manage Android Application, tai tuomet paprastai kas yra daroma, tai yra pristatoma, o ką tai reiškia. Tas Manage Android Application, tai yra, kad aš galiu jį parsisiųsti, pavyzdžiui, iš App Store, susidiegti pas save, atsidaryti, prisijungti, bet, na, kažkas tai tokio, ar ne? Ir tuomet yra paprašoma, o dabar įveskit savo įverčius. Na, tai, sakykime, aš galiu pasiūlyti, kad tai yra 3, Paulius pasiūlė kažkokį tai įvertį ir visą kitą, ar ne? Tai čia mes visa komanda, ta, kuri susijungiam, turim parodyti savo įverčius. Tai tie, kurie prisijungia, paprašau pažymėti kažką ir tada parodysiu, kaip tai atrodo toliau. Sakykime, jau visa komanda yra pasiruošę ir tada žiūrim, ką mes turim. Tai kažkam reikia kavos. Ką tai reiškia? Tai yra validi reikšmė, tai reiškia, kad tiesiog reikia pertraukėlės. Nes kartais planavimas būna toks įtemptas ir intensyvus, kad iš tikrųjų tikrai reikia padaryti pertraukėlę. Kažkam šita užduotis atrodo labai lengva, nes net neverta nei vieno story pointo. Kažkam ši užduotis yra tiek sudėtinga, kad mes net nežinom, kaip ją vertinti. Tai yra įsivertinam 120 ar dar kažkiek, tai ar ne? Tai ką tokiu atveju dabar reikėtų daryti, nes tikrai turėsit situacijų, jeigu sąžiningai planuosit, jūs tikrai turėsit situacijų, kai tie įverčiai išsiskiria. Paprastai tai būna, sakykime, 3 komandos nariai įvertina po 3, vienas įvertina, sakykime, 5. Tai tokiu atveju pats paprasčiausias būdas yra įvertinti 5. Ir viskas. Tai yra duoti didesnį šiek tiek įvertį. Jeigu nutinka taip, kad yra, pavyzdžiui, vienas įvertino vienetu, kitas įvertino, kaip ir mes čia turim, vienas įvertino 0, kitas ir 2 žmonės įvertino 100. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nežinom, kažko neįvertinom. Arba tas žmogus, kuris, sakykime, sako, kad tai yra 0, kažko labai stipriai neįvertina, kas gali būti sudėtinga, o galbūt yra situacija, kad tie, kurie vertina 100, jie
na, jaučiasi pakankamai neužtikrintai su šita užduotim arba žino kažką, ko mes nežinom. Tai yra, kad tai yra gerokai sudėtingiau, negu kad mes galvom. Tai tokiu atveju reikėtų dar pasiaiškinti ir pasidėlioti ir pasiklausinėti būtent tų žmonių, kurie ties ekstremumais, tai yra tų didžiausios ir mažiausios vertės, kad paaiškintų savo įvertį, o kodėl būtent toks yra pasiūlytas. Ir tada prabalsuoti dar kartą iš naujo. Tai taip vyksta planavimas. Na ir po to mes čia pasirenkam tą galutinę reikšmę, kuri mūsų atveju, sakykim, kad tai yra 8, apsitariam ir nusprendėm, kad tai yra 8 ir na, tiesiog susiplanuojam toliau, susivedam, kad ir demo. Čia mes atrodo šitą mes dėliojamės, ar ne? Tai vat, tarkim, tai yra tie patys 8 story pointai. Ką tai reiškia bendraja prasme, tai kad jau mes savo backlogę, mes jau žinom, jau turim, žiūrėkit, vieną sprintą mes pabaigėm, ar ne? Mūsų velocitis buvo 6, jeigu aš gerai pamenu, tai dabar mes jau turim 2 užduotis, kurios yra 5 ir 8, kurią mes jau tikrai galėtume traukti į naują sprintą. Tai vat 5 mes turim įsitraukti, 8 mes čia dėti negalim, dėl to, kad mes to nepadarysim, bet ką mes galim padaryti, mes galim pagalvoti apie tai, kad šitą užduotį galbūt mums reikia paskaidyti į porą užduočių. Tai tarkim, manage accounts. Ir manage, tarkim, user. Ir sakykim, šitoj vietoj mes galbūt sutarsim, kad tai yra vienas story pointas, na gerai, ne vienas, darysim. O čia sakysim, kad tai yra 5, nes tai yra sudėtingiau administratorius kurti. Tai va, tai mes tiesiog juos išsidėliojam ir ką mes tada padarom, kad mes pametėm vieną užduotį. Na, jisai čia sukūrė visai mums sulinkintą užduotį. Na, tiesiog pasidalinom į 2 dalis, ar ne, ir mes dabar sakom, kad tai yra mūsų tas 5-tukas, kurį mes čia, sakykime, galėtume įsidėti. Gerai, ką aš čia norėjau parodyti. Tam, kad mes čia labai neviršytume, sakykime, įsiverdam, kad tai yra 2 story pointai, ar ne? Mes jau dabar pasiekėm tą mūsų velocity, kurį mes turėjom, tai yra 6 ir netgi 7. Mes sakom, kad, na, okei, šį kartą mes bandysim pasiekti 7 story pointus. Ir toliau mūsų darbas, kai jau susiplanavom tą sprintą, ar ne, mes žinom, kiek mes galėjom planuoti, mes žinom, ką mes susiplanavom ir mums reikia jį pastartuoti. Šitą aš jums dar taip pat funkcionalumą norėjau parodyti, nes vienas dalykas, tai starto datos yra standartiškai. Paprastai tai yra įmamos 2 savaitės, tai čia nieko koreguoti jums ir nereikia, nebent tai yra kažkoks tai labai išimtinė situacija. Dar kartą pasikartosiu ir užakcentuosiu. Sprintas yra matuojamas kalendorinė trukme. Tai reiškia, kad savaitgaliai, atostogos, ligos, sesijos, dar įvairiausi atsiskaitimai, niekas nežaidžia. Tai yra 2 savaitės. Jeigu jūsų, sakykime, jūs lankotės užsiėmimais antradienį, į užsiėmimus ateinant antradienį, jums rekomenduojama, kad sprintas jūsų baigtųsi ir bent jau baigtųsi sprintas pirmadienį, tam, kad jūs ateitumėt pas dėstytojus jau su savo visom ataskaitom. Ir naują sprintą jūs galite pradėti visą laiką antradieniais, dėl to, kad jums taip yra labai patogu, nes jūs iš dėstytojų gaunat grįžtamą į ryšį, galbūt jums reikia šiek tiek pakoreguoti naują sprinto planą ir tada jūs jį startuojat, turėdami visą informaciją, kuri jums yra reikalinga, kad jums nereikėtų to planą pastoviai koreguoti. Tai sakykime, jūs turite susitikimus su dėstytojais antradieniais, rekomendacija pabaigti sprintą dieną prieš ir pradėti sprintą konsultacijos dieną po konsultacijos.
Na va, tai startuojant sprintą, ką mums dar yra svarbu matyti, tai yra sprinto tikslą. Tai čia, žinokit, yra labai toks, galiu pavyzdį duoti iš komandos gyvenimo. Tai jeigu pamenat, aš jums rodžiau burn-down grafiką, kai komandai nepavyko padaryti beveik pusės darbų, bet jinai įgyvendino savo sprinto tikslus, nes sprinto tikslai buvo iškelti tik tai apimantis dalį užduočių, kurie buvo įdėti į sprintą. Tai komanda susifokusavo į tai, kad tos užduotis būtų įgyvendintos ir kitos užduotis liko antram plane. Tai tiesiog turėkite omenyje, kad tikslas ir tikslo formulavimas taip pat yra svarbus. Labai rekomenduojama, kad kiekvienas sprintas turėtų savo tikslą, nes jisai sufokusuoja komandą ties viena kryptimi, o ne tai, kad aš turiu padaryti savo taską. Čia yra ne komandinis darbas. Tai yra mūsų sprinto gaulas, neatsimenu, ką mes ten manage application, ar ne? Tarkim. Na va, ir viskas, jūsų sprintas yra pradėtas. Persikelta buvo pora užduočių, užmiršau, kad aš jas palikau iš anksčiau, tai persikėlė pora užduočių iš nebaigto sprinto ir taip pat dar porą naujų mes įsidėjome planavimo metu. Tai taip atrodo planavimas, kurį mes darom ir taip, kaip mes jį planuojam ir kaip tuos skaičiukus mes naudojam. Tai Scrum pokerį turim Miro. Gerai, tvarkoj. Dabar pasižiūrėsim, kas čia man dar yra likę. Ką dar norėjau parodyti iš Miro, tokių bendrų dalykų, tai yra Miro turi visai tokių smagių visokių žaidimėlių. Tai pavyzdžiui, jeigu mes norim pažaisti su planavimu, sakykime, mes galim išsirinkti kokį nors ką mes čia galim pasiimti, na, tarkim, kažkokį tai va, pagal Fibonacci galėtume pabandyti, va, tai yra tai, ką aš padariau labai paprastu būdu, tokiu pasidėliojau, ar ne, tiesiog paėmiau, nusipiešiau lentelę ir tiek žinių, tai mes galim lygiai tą patį padaryti truputėlį kitaip, tai yra naudojant tam tikrą template, kuri paprastai turi ir savo instrukciją, kaip tą naudoti. Ir, na, čia tokie truputėlį, kokia yra rizika, priklausomybė jo nuo pastangų, ar ne, tam reikalingų tai užduočiai įgyvendinti ir tai padeda šiek tiek mums planuoti. Tai yra tokių šablonų yra gal nemažai, tai jūs tikrai drąsiai galit pabandyti ir pasižiūrėti. Tai tiek turim iš planavimo, iš visko, ir mums liko paskutinė dalis, tai yra retrospektyva, kurią aš taip pat norėčiau padaryti šiek tiek interaktyvesnę. Tai pirmiausia, aš jums parodysiu, ką reiškia parabolė. Tai retrospektyva visų pirma, į ką noriu atkreipti dėmesį. Retrospektyva visų pirma tai yra atviras pokalbis. Jo visa esmė yra tokia, kad jūs turit gebėti išsakyti, kas jums trukdo dirbti, kas jums padeda dirbti ir kaip jūs galite tobulėti kaip komanda, ne? Čia specialiai įdėjau Prime Directive retrospektyvos, kuri iš principo sako tai, kad mes visų pirma, mes pripažįstam, kad mes padarėm viską, ką galėjom su tom priemonėm, kurias turėjom, ne? Ir tai reiškia, kad mes nebadom pirštais vieni kitus, neieškom kaltų. Mes analizuojam situaciją, kuri buvo. Tai pavyzdys, rodžiau ar ne komandos, kuriai nepasisekė realizuoti viso to, ką suplanavo. Tai tas pokalbis tai nebuvo apie tai, kad tu, Jonai, padarai kažką tai, arba tu, Marytė, nepadarai dar ten kažko tai, ar ne? Tai buvo kalba apie tai, o kodėl mums kaip komandai, kas atsitiko. Kur mes pametėm galus, galbūt mes nesusikalbėjom, galbūt ne taip supratom, galbūt ne taip kažką tai aiškinamės, ar ne?
Tai tas pokalbis jisai turi būti atviras ir dėl to paprastai visi įrankiai, kurie daromi, jie stengiamasi yra padaryti tiek žaidybinę formą, kažkokius tai pabandyti pagalvoti kūrybiškus sprendimus ir visi įrankiai tą turi. Tai parodysiu parabolę, kuri labai yra standartinė retrospektyva, kuri iš tikro jum bus labai... Šitas įrankis iš tikrųjų jums labai puikiai pravers semestro metu, nes tai yra visiškai standartas. Tai yra, pasižiūrėję šitą demonstraciją, jūs sėkmingai galit patys pasidaryti retrospektyvą. Šablonų yra įvairiausių, bet jūsų tikslas yra įsivertinti, kas jums pavyko, ką reikėtų daryti geriau ir kokių veiksmų imsitės, kad kitą kartą būtų geriau negu kad yra dabar. Ne? Tai čia parabolė siūlo daug įvairiausių dalykų, ką mes čia yra truputėlį kitoks formatas, tai yra kiekvienas komandos narys anonimiškai pirmiausia pagalvoja apie tai, ką mums kaip komandai verta pradėti daryti, ką būtų geriau nebedaryti daugiau ir kas buvo gerai, ką mes turėtume tęsti. Ne? Tai yra pagalvojam tyliai, tada atverčiam kortas, susigrupuojam, ką mes kalbam apie tą patį galbūt ir tuomet mes darom tam tikras išvadas, ar ne, apie ką mes norėtume, tai yra pirmiausia, tai yra balsavimas, kuriom temom mes norėsim pasikalbėti, kas yra aukščiausio prioriteto ir toliau vyksta diskusija, čia aš rodau tiesiog demonstraciją, tai pasižiūrėsim, kaip čia kas ir toliau, kas yra svarbu. Man labai patiko, vienas mano kolega yra pasakęs, sako, jeigu turit bent vieną raudoną ženkliuką, tai reiškia, kad kažkas yra netvarkoje, kiekvienas tas raudonas veiksmas, raudono kortelė, jinai turi turėti kažkokį tai veiksmą susijusiu su tuo. Tai vadinasi, jeigu mes sakom, kad mums nesisekė komunikuoti, tai mes turim turėti susitarimą, tai yra taską, užduoti, kaip pagerinti tą komunikaciją. Kas tai galėtų būti? Sakykime, mums niekaip nesiseka susirinkti kiekvieną dieną į stand-upą, bet galbūt mums nereikia susirinkti, galbūt mes tam galim naudoti, tarkim, Slacką. Tai čia yra pavyzdys, kaip atrodo gali atrodyti jūsų retrospektyva. Ko iš jūsų dėstytojai visą laiką prašys? Tai kad matytųsi, apie ką jūs diskutavot, kokių veiksmų planuojat imtis ir toliau, kuomet jau yra kitas sprintas, ar ne, kad jūs įsivertintumėt, ką jums pavyko nuveikti iš tų susitarimų ir kas neveikia, ką galbūt mums reikėtų pakoreguoti. Tai visą laiką tas turi būti mokymosi etapas. Jūs turit parodyti, ką jūs išmokot per praėjusių sprintą komandinio darbo prasme. Tai yra ne tai, kad aš išmokau sukurti sprintą per Jira, o ką aš išmokau dirbdamas komandoje. Tai va, tai tiek yra apie parabolę, o pabaigai liko mums porą minutėlių, tai aš noriu pakviesti jūs dar kartą, pasižiūrėsim, kas šiandien mes turim, kokias, jūs galite redaguoti, tai aš noriu jūsų paprašyti, kad šitoj lentoj tiesiog pakomentuotumėt šitą paskaitą, kas jums patiko, kas jums nelabai patiko, ko galbūt trūko, ar ne? Tai yra what didn't go well, kas jums apskritai patiko, už ką norėtumėt padėkoti vienas kitam, arba grįžtamasis ryšys man, kas pavyko man paskaitoje, sakykime, ar pavyko man pademonstruoti tuos įrankius, ar tai gavote tai, ko tikėjotės, ir galbūt galit pasiūlyti, kaip šitą paskaitą patobulinti, kad kitais metais galėtų būti dar geresnė. Tai yra jau laikas jum. Tie, kurie lapelių dėlioti nenori, rašyti nenori, galbūt nori pasidalinti garsiai arba dar turi kažkokių klausimų, kuriuos aš galėčiau atsakyti jum arba kažką dar parodyti.
Taip, klausimas, kiek sprintų į priekį reikia planuoti. Tai pačioje pradžioje, tas pirmas susitikimas su dėstytojais, jūs turėtumėte turėti maždaug susidėlioję tą vieną sprintą, bet turit turėti backlogą, kuris apima visą semestrą. Dabar, kai judate toliau, tai yra maždaug ties viduriu semestro, aš sakyčiau, kad jūs jau turėtumėt turėti susikūrę jau visus ateinančius sprintus ir maždaug pasiplanavę, ką kada darysite. Tam, kad būtų lengviau matyti, ar spėjate su užduotimis. Matau, kad lapelių neleidžia dėlioti. Kadangi paskaita jau visai artėja į pabaigą, tai tiesiog galit parašyti tuomet čate, jeigu lapelių neleidžia dėlioti. O dabar dėkoju jums visiems už dėmesį. Įrašas bus. Ir jeigu turit kažkokio tai grįžtamojo ryšio man, labai prašyčiau juo pasidalinti tiek čionais mūsų pokalbių lange, tiek taip pat ir elektroniniu paštu, jeigu norėsit susisiekti. Taip pat, jeigu turėsit klausimų, visada pasistengsiu juos atsakyti, per daug nedelsdama. Tai ačiū jums labai už dėmesį.